nusikerpam kaip norim, bet liaudis mūsų visiškai nesupranta. Jie laika kažkokiais susišokėliais už įstatymą ar dar išeint susiplėštais drabužiais, arba čia tokį kodą buvau pasilikęs, tai čiut negavau į galvą vieną kartą. Nesupranta visiškai, neleidžia. Čia į Panevėžio televizijos studiją pašnekėti truputį apie riedlenčių problemas, kas per Panevėžyje, nuo ko jos prasidėjo ir kas per sportas yra. Mūsų taip truputį istorijos. Pradėjom sportuoti maždaug 87 metais, tai buvom pradininkai, dabar išlikę tik dviese. 6 aš. Taip, po metų aš prisijungiau. Tai jau buvo mano kumyras. Praeitais metais buvom pradėję kurti klubą, paruošti visi nuostatai, viskas. Dabar liko tik tais patvirtinti tą klubą. Šiais metais patvirtinsim. O tai reikalauja kokių materialinių dalykų? Dėl klubo įkūrimo ne, bet paskui dėl aikštės, dėl inventoriaus, čia jau bus atskira kalba. Kol kas mums labai skaudi didelė problema, aikštės neturim savo, kaip sakant, specialiai riedlentininkam keturkampės aikštės, pavyzdžiui, ant kokių 30 metrų, ant 30 metrų asfaltuotas aikštelės, kad galėtume mes be nieko kitų treniruoti specialiai. Vien tik tai riedlentės, o čia yra mums kol kas skaudžiausia problema. Dabar keičiam jau 6 vietą, keičiam 6 vietą į dabar. Su jomis važinėja kalniukais, tramplinais ir gatvėmis, visur, sienomis, kaip kam šauna į galvą, nežinau. Vaikai, papasakot, kur važiuojam, ką? Vartelį, šiukšlių dėsios, viskas eina į apyvartą. Ką randam, laiptai irgi, šokinėjim nuo laiptų ant laiptų, kur įmanoma. Ir mes, kaip nežinau, visi mes taikomės prie riedlentės ir riedlentės prie mūsų. Šiaip, nežinau, tai mens, tikrai mens. Man labai įdomus sportas, kaip sakant, aš be jų negaliu gyventi. Kiekvienas turi pasirenka savo sportą, aš pasirinkau riedlentės. Tai galvoju, kad čia neturim ko rengtis, o čia mes per daug turim ko rengtis. Mano mama ką sako, tik pareins suplėšti džins arba su va to ištun. Mano jau susitaikė, aš pareinu purvins kaip geležinkelėtis. Mokytojai barlės, kad pamokų nepadirbi. Motina sako, kad pamoks dirbs, užtenks, sako, su ta vežim važinėti. Ne, mes išvažiavam daugiausiai miestą, nes
kai važiuoji per gatvę, labai gerai įvaldai riedlentę ir pasiruošini dėl šito. O taip tai ir dar reklamos tikslams, kaip sakant. Eisis. Pas Vaičiūną, pavyzdžiui, nesugydami kulnai, pas Audrių, va tenai sėdi irgi, pas mane kelias, va pasiraišį, pas Sigytą yra su stubru problemas. Viskas dėl to, kad apsaugų. Ir ne dėl apsaugų, bet va, noriu tą pasakyti, kad tai rimt sportas, kad tu griūni, čia gali sugauti ir kad čia nėra tik tai kažkoks maivimas. Giminės atvežė. Iš už Atlantą. Ką čia lietukai buvo didelė. Dabar jie jau tiek sudyla, kad jau apimt galima. Lenta čia iš ligos. Renkamės aikštelį Beržų 23. Važinėjom ir gyvenam ir valgom. Valgom daugiausiai pieną su batonu, nes iki namų tingis kažkaip atvažiuoti. Visus norinčius kviečiame. Mūsų riedlenčių stiliaus muzika yra grupė Exploited. Yra pop ir nevirškinam nikiek, arba juods raps, arba juods metal. Tai labai patinka. Jeigu mes turėtume aikštę, niekam nekliudytume. O daugiau, jeigu atsirastų, pavyzdžiui, sponsorių, yra neblogų varžybų, būna vyksta kaimynin Latvijai, Estijai, Leningradė, Maskvoje, Harkove, Saratove. Ir bus dabar gegužės pabaigoje Prancūzijai čempionatas slalomo stiliuje. Mums reikėtų gal sponsorių atsirasti, kas nors padėtų taip. Nors čiūčiut, mes aišku viską darom savo, jeigu mes neturim jokio sponsorio. Po kol kas tik tai mes, mamas padeda, tiksliau. Sponsoris yra mama šiais laikais. I love you.